Energetinio aprūpinimo klausimus įmonė sprendžia, sakyčiau, dvejopai. Tai viena vertus esame įdiegę sprendimą antriniam šilumos panaudojimui, kada, reiškia, surenkam šilumą, kuri išeina per kaminus ir garą, ir antrą kartą ta šiluma šildo vandenį ir mes jį naudojam tiek procese, tiek patalpų šildyme. Ir kitas sprendimas, kurį turim, tai mūsų saulės elektrinė. Paramos galimybę naudojamės tiek antrinio šilumos panaudojimo, tiek saulės elektrinės ir manau, kad tai yra tikrai labai svarbu turėti tokią paramą. Pirmoji mūsų elektrinė, kurią eksploatuojame jau nuo 20 metų, yra 450 kW. Tuo metu, kai ją statėme, buvo viena inovatyviausių saulės elektrinių, nes turėjo visą saulės sekimo sistemą ir turi iki šiol, kas leidžia sugeneruoti iki 30% daugiau saulės energijos. 22 metais, kada iš tiesų energetikos tiek dujų, tiek elektros kaina buvo aukštumose ir ypatingai rugpjūčio mėnesį ta kaina išaugo kosminių aukštumų, tai mums saulės elektrinė be galo padėjo, dėl to, kad mes tuo metu maždaug apie 45% pasigaminom savo, tai grubiai pusę kiekio visiškai nereikėjo pirkti. Tai buvo labai ženklus finansinis toks prisidėjimas mūsų saulės elektrinės. Planuojame ir toliau diegti energiją taupančius sprendimus. Šildymui šiai dienai naudojame, kaip ir minėjau, mūsų, reiškia, antrinė šilumos panaudojimo energija, kuri ženkliai taip pat labai prisideda. Ši parduotuvė yra šildoma irgi mūsų antrinės šilumos dėka, bet tikrai neatmetu, kad ateityje ir tiek ir šilumos siurblių pagalba galbūt ir kitų sprendimų dėka mes tikrai diegsime tuos sprendimus ir toliau, reiškia, taupysim savo kaštus kartu ir stengsimės, kad ta energija, kurią suvartojam, kiek įmanoma būtų žalesnė. Tai aš tikrai skatinu ir nebijoti diegti tuos sprendimus, jo labiau, kad tai yra tvarūs sprendimai, kurie kažkiek tai vis tiek gerina mūsų aplinką, reiškia, edukuoja žmonės vartoti atsinaujinančius elektros šaltinius ir įmonėm ypatingai svarbu būti pavyzdžiu visuomeniai. Bet kita vertus, tai yra ir finansinis didelis aspektas, kada įmonės tokiais neapibrėžtais laikotarpiais gali pakankamai daug sutaupyti. Aš manau, kad tai yra vis tiek mūsų ateitis. Elektrifikacija yra ateitis ir automobilių pramonė vis tiek eina tą kryptimį. Tai turint mums Lietuvoje iš tiesų šitos atsinaujinančius sprendimus, atsinaujinančius elektros ar vėjo ar kitus, būti nepriklausoma šalimi energetiniu požiūriu be galo svarbu, nes tai yra vienas iš mūsų saugumo garantų. Europos Sąjunga, siekdama tapti klimatui neutralia iki 2050 metų, įgyvendina žaliąjį Europos kursą, kurio pagrindinė užduotis yra kuo greičiau pereiti prie švarios energetikos, skatinant efektyvų energijos išteklių naudojimą ir gamybą iš atsinaujinančių išteklių. Lietuva taip pat prisideda prie ES ambicingų klimato kaitos tikslų įgyvendinimo. Verslas labiausiai domisi priemonėmis, kuriomis remiama gamyba iš atsinaujinančių išteklių, energijos kaupimas, atsinaujinančių išteklių panaudojimas transporto sektoriuje. Artimiausios priemonės verslui, ūkininkams, bendrijoms, saulės elektrinių ir kaupimo įrenginių įsirengimui planuojamos šiais metais. Kvietimus pagal šias priemonės skelbs Lietuvos energetikos agentūra. Taip pat per Invega planuojame teikti lengvatinės paskolas verslui ir viešiesiems juridiniams asmenims, saulės ir vėjo elektrinių įsirengimui ar įsigijimui iš nutolusio parko. Šiai priemoniai skirta beveik 550 milijonų eurų. Per ateinančius 2 metus energetikos ministerija į gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimą ketina investuoti apie 920 milijonų eurų. Pagrindinės ir didžiausias energetikos ministerijos investicijos verslui ir gyventojams planuojamos 2024-2025 metais, tad vertėtų suskubti.
sekti energetikos ministerijos tinklapyje skelbiamą informaciją apie artėjančius kvietimus ir pasinaudoti esamomis ir būsimomis galimybėmis.